Mauzeris, pamenat, kai mes remdavom ubagus, kai nebūdavo mobiliako? Žinote, aš jums pasakysiu taip. Kai nebuvo mobiliakų, nebuvo ir ubagų. A tie, kur sėdėdavo prie aušros vartų tenais, kur... tai buvo pogrindiniai milijonieriai, turtuoliai, nupirkdavę vaikams po 2 butus senamiestį. Jūs nesupratot klausimo. Debilavota pelė. Aš kalbu apie televizinį rėmimą. Kai sėdi savo prie televizoriaus patogiai ant sofkutės, kojas ant stalo išsimetęs ir remi ubagus mygtuko paspaudimo ant mobiliako. Kaip gera. Kaip yra malonu ir paprasta, guli ant sofkutės, kojas ant stalo užsidėjęs, apima kalėdinis jausmas ir reiškia, paspaudi mygtuką ir nuskrenda tavo gerumo ranka ištiesta. Ten litas ar 2-5 litai gerumo sparnais per SMS-ą. Jo. Grinais tai niekad neduotum, ne. O per mobiliaką tai kažkaip vis tiek apima tas, reiškia, aukojimo, tas jausmas gerumo. Nu tai ir spaudi. Net ir mane pramušant išsipildymą. Man tų akcijų per daug kažkaip atrodo. Ir tie maltiečiai sriubą verda, ir Adamkienė kalėdų karavaną palydi. Šitas maisto bankas irgi tenais indėlius renka manų kruopomis. Tai žinot, gerbiamas Jurski, man pačiam ubagų norėtųsi pabūti, kai daug tiek visokių renkančių ir skirstančių tas gerybės. Bet mes, Mauzerį, pamirštam vieną socialiai vargingą remtiną grupę. Dabar bus metų transporto mobilio rinkimai ir sueis turtingi frakuoti ponai su savo visokiais, ten, žinai, laikrodžiais brangiais ir Rolls Royce'ais. Ir pamirš paspausti labdaringai mobiliako mygtuką. Kokį labdaringai, ko čia? Mygtuką. Ko? Tuoj pasakysiu. Mano Opel Askonijai, kuri jau 5 metai šaltam, tamsiam, nevedintam garaže stovi ant kaladžių. Spusteltų turtingi autofanai savo mobiliakų mygtukus ir tik pyst mano Opel Askonija su naujom Nokian padangom. Jau atrodo, apsiverkia per visus šlangelius skysčiais iš ašarų, jau to išvažiuos iš garažo, bet ne, akumas pamiręs. Ir tada turtingi autofanai tik pyst 2 kartą iš savo turtingų vertų telefonų paspaudžia po guziką ir jau sužėri naujom šviesom apsiblaususios faros. Dar žvakės reiktų pakeisti. Teisingai. Įsukim Opel Askonijai gerumo žvakes. Bet autofanai nedvasingi, ne aukos. Gal, sakau, reikia kreiptis į gyvūnų priežiūrą, kokią nors, kur karšina senus šunis. Pasakyti, kad karšinu seną Opel Askoniją, gal pagelbės.